Sveiki, brangieji, sveikiname su jumis iš Vilniaus, kur mes jau susirinkę čia, kad pasinertume į Dievo pasaulį, į Dievo mintis. Visa, kas vyksta mūsų gyvenime, yra laikina, keičiasi, ar gera, ar bloga, viskas kunkuliuoja. Dievo pasaulyje viskas ramu, viskas užtikrinta, viskas tavo labui paruošta, tavo širdžiai, tavo tikram žmogui paruošta tenai. Tad kaip gera matyti tai, kad Tėvas paruošia mums. Aš dabar kalbu kaip Donaldas Trumpas jau. Tokią manierą kažkur pagavau dabar. Tembrus, nieko, neblaškysiu, ane? Kągi, pas mus čia formuojasi visuomet kokia čia dešinė partija. Čia prisipildo, pada ten pildosi po truputį. Ai, tie stovi tenai, jo, jūs nemato. Tie stovi pasiruošę šlovinti, šokinėti iš džiaugsmo, ką Dievas padarė mūsų gyvenime. Aš paklausiu, ar turi kas kokį paliudimą. Sakė, turi paliudimą. Mes taip pat sveikinsime su gimtadieniais. Gal turi švento rašto gabaliuką paskaityti. Tai labai svarbu. Aš vis noriu įdiegti mūsų susitikimus skaitimą. Skaitai ir tai krenta į tavo atmintį. Ir reikalui atėjus tai bus prikelta. Ir tu suprasi, kas buvo paskaityta, ką tu girdėjai. Tai va, linkiu visiems gerų patirčių viešpatyje. Kas einat per sunkumus, galbūt kas nors nedėjote, galbūt sergate ar panašiai, tai mes paleidžiame gydančią jėgą. Kai šventieji sužinojo, kad aš turiu reikmių, kai paleido bombarduoti savo maldomis, kad aš labai greitai pasveikau. Ačiū Dievui. Liga negali išstovėti, pasakykit Daniu. Kai ateina aukščiausia jėga, aukštesnė jėga, liga traukiasi. Liga negali išstovėti. Matykime tokį paveikslą. Liga yra per silpna, kai ateina Dievo jėga. Kai Jėzus ateina ir įveda savo tvarką, įveda savo santvarką, liga traukiasi. Bet kokia dvasia neturi tau dominuoti. Neturi tau dominuoti. Pasakyk amen. Esi Jėzaus valdžioje ir turi Jėzaus vardą. Mes visą bažnyčią, mes stumėme lauk tamsą nežinojimo, pralaimėjimų, baimių, tamsą stumėme lauk. Nes mes tikime, kad viešpats atėjo viešpatauti mūsų gyvenime. Ar taip, Galiorka? Taip, amen. Jo, šlovė Dievui. Tai va. Pasirengę? Pasirengę. Pradėkime nuo maldos. Tėve, mes ateiname pas Tave, mūsų Dieve, mūsų Tėve. Mūsų dvasios Tėve, mes ateiname pas Tave, Dieve. Pagarbinti Tave, dvasiui ir tiesoj. Tik tiesa, tik tikrovė, mes garbiname Tave, Dieve. Dėkojame Tu viešpatie. Šiandien garbinam ir lenkiamės Tau savo širdise, laukdami, Dieve, Tavo aplankymo viešpatie, Tavo šviesoj, Dieve. Kad mus pakeli, Dieve, aukščiau ir aukščiau, Dieve. Aukščiau ir aukščiau į Tavo mintis, Dieve. Tavo mintis, į Tavo mintis, kuris žymiai aukščiau negu dangus. O, taip, Dieve. Tu mus pakeli viešpatie nuo žemiškų minčių, žemiškų bėdų, Dieve, į Tavo šventinio surinkimo nuotaiką, Dieve. Tu mus pakeli, Tu mus keli, Tu mus išaukštini, Dieve, Kristuje Jėzuje. Parodė visą priimtinumą, Dieve, visą priimtinumą. Bet koks atstumimas yra patrauktas, sunaikintas per Jėzaus kraują, per Jėzaus auką. Todėl šiandien mes, Dieve, Tavo apsupty esame laimingi žmonės, Dieve. Mes palaiminti laimingi žmonės, Dieve. Mes turime Tave, tikrai Dievą. O viešpatie, tebūnie Tavo vardas pagarbintas Jėzų, tebūnie Tavo vardas išaukštintas šioje vietoje. Mes meldžiame, Dieve. Mes šiandien pasirengę, Dieve, atiduoti Tau šlovę, Tau garbę, Jėzų, kad Tu sumokėjai didelę kainą, Dieve, už mūsų laisvę, Dieve. Sumokėjai didelę kainą už mūsų laisvę. Tu mus atpirkai, Dieve, atpirkai iš piktojo valdžios.
Tu mus atpirkai iš religinių gniaužtų valdžios. Iš doktrininių gniaužtų valdžios tu mus nupirkai. Kad mes netarnautume žmonių nuomonėms, bet tarnautume tam, kuris mus įsigijo. Tau, Jėzau. Šiandien Viešpatie mes skelbėme ir prašome, valdyk šioje vietoje. Užvaldyk šią vietą, Dieve, savo artumą. Tiesiog dabar, Viešpatie, mes dėkojame tau. Meldžiame kartu su šventąja dvasia. Jėzaus vardu. Amen. Kryžių aš žvelgiu, išlieku šalia jo, atliktą darbą giriu, dėl šios kančios aš gyvenu, ant jo atpirkėjas, per žaizdas ir skausmus, parodė Dievas tai meilė. Ir kad jis teisus, kvieti prie kryžiaus ateinu, švelniai paliestas, priklaupiu, žodžių pritrūkęs, meilei paskendęs, meilei sudužęs, tau pasidavęs. Tau pasiduodam, Jėzau, tau pasiduodam. Dovana brangi, gyvenimo duota, nepelnytai dovanota, per kryžių suteikta, ištrauktas iš mirties. Kvieti prie kryžiaus ateinu, švelniai paliestas, priklaupiu, žodžių pritrūkęs, meilei paskendęs, meilei sudužęs, tau pasidavęs. Kvieti prie kryžiaus ateinu, švelniai paliestas, priklaupiu, žodžių pritrūkęs, meilei paskendęs, meilei sudužęs, tau pasidavęs. Išpažįstu garsiai kryžium žaviuos. Tavo meilė atpirkusi mane, ištikimybė tavo didi. Kryžiaus ateinu, švelniai paliestas, priklaupiu, žodžių pritrūkęs, meilei paskendęs, meilei sudužęs, tau pasidavęs. Kvieti prie kryžiaus ateinu, švelniai paliestas, priklaupiu, žodžių pritrūkęs, meilei paskendęs, meilei sudužęs, tau pasidavęs. Kvieti prie kryžiaus ateinu, švelniai paliestas, priklaupiu, žodžių pritrūkęs, meilei paskendęs, meilei sudužęs, tau pasidavęs. O Jėzau, dėkojam tau už tavo dovaną ant kryžiaus, Jėzau. Mes šlovinam tave. Aleliuja, Jėzau. Šlovinam tave. Jėzau, šlovinam tave. Karaliauk šioj vietoj, Viešpatie. Dėkojam tau, Jėzau.
dovanoji mums laisvę, Jėzau, prisikėlimų. Jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Tu pašaukei mane vardu, iš gėdos nuodėmės kalčių. Nebėr jau praeities, nes tu kuri visą naują. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Gyvena manyje viltis, gyvena manyje viltis, dvasia, kuri prikėlė jį. Keliu rankas aš pergaliai, nugalėjai tu, Jėzau, prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Laisvę, laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Prisikėlimo jėgą aš turiu ir gyvena manyje jau Jėzus, dovanoju man laisvę. Nebesu jau nuodėmei tamsoj, nes savo gerumu tu man atleidai, dovanoji man laisvę. Laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę. O Jėzau, šlovinam tave už tą laisvę, kurią tu mums dovanojai. O laisvė tobula, laisvė, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji man laisvę. Grandinių nebėra. Laisvę, dovanoji man laisvę, dovanoji
nebėra. O Jėzau, šlovinam tave, Jėzau. Haleliuja, Jėzau. Išgelbėjai, gyventi pašaukė, Jėzau. Naujus kelius tu man parodėjai. Trokštam garbint tave, išgelbėjai, gyventi pašaukei, naujus kelius tu man parodėjai. Mirties nebėra, tu įveikei ją, iš nuodėmės ištraukei mane, mes to laikyti negalim viduj, mes skelbiame, Jėzau, norim tavęs, mes aukštin, širdis mus trokšta garbin, balsą davei, mus šlovin, tau per amžius giedam, tau per amžius aukštin, širdis mus trokšta garbin, balsą davei, mus šlovin, tau per amžius giedam. Išlaisvinai, grandinių nebėra, išsirinkai, mane vardu šaukei. Mirties nebėra, tu įveikei ją, iš nuodėmės ištraukei mane, mes to laikyti negalim viduj, mes skelbiame, Jėzau, norim tavęs, mes aukštin, širdis mus trokšta garbin, balsą davei, mums šlovin, tau per amžius giedam. Aukštin, širdis mus trokšta garbin, balsą davei, mums šlovin, tau per amžius giedam. Tau per amžius aukštin, širdis mus trokšta garbin, balsą davei, mums šlovin, tau per amžius giedam. Haleliuja, Jėzau, tau per amžius giedam. O, Jėzau, šlovinam tave. Sveiki bažnyčia, noriu pasveikinti kovo mėnesį gimusius. Gema Grinkevičienė 4 dieną iš Alytaus, Liudmila Kovaliova 5 dieną iš Vilniaus, Janina Milaševičienė 9 dieną iš Panevėžio, Rimantas Janušaitis 9 dieną iš Kauno, Vaiva Karalienė 10 dieną iš Vilniaus, Aldona Tarvidienė 12 dieną iš Kauno, Benediktas Matulionis 16 dieną iš Vilniaus, Vytautas Sinokaitis 17 dieną iš Kauno, Svajūnas Cibulskiai 19 dieną iš Šiaulių, Virginija Nesterovič 19 dieną iš Kėdainių,
Jelena Jodis 21 dieną iš Vilniaus ir Elena Mikalauskienė 30 dieną iš Kauno. Ir noriu paskaityti žodį iš 20 psalmės. Te išklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, te saugo tave Jokūbo Dievo vardas. Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, te padeda tau iš Siono. Visas tavo aukas te atsimena, te priima tavo deginamąją auką, ko trokšta tavo širdis, tau te suteikia. Te išpildo kiekvieną tavo sumanimą. Mes džiaugsimės tavo išgelbėjimu, vėliavas kelsime savo Dievo vardu. Visus tavo prašymus te įvykdo Viešpats. Ir dar vieną eilutę noriu jums paskaityti, tai žodis tau priimk. Lauk Viešpaties, būk drąsus ir jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties. Amen. Savo garbę ir naštas atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi, baimės ir abejonės atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Pavedu tau save, o Jėzau, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Savo garbę ir naštas atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi, baimės ir abejonės atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi. Pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų, Jėzau. Pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Pavedu tau save, Jėzau, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Tai, kas many netikra, sugriauki, priešo apgaulės pačios nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Tai, kas many netikra, sugriauki, priešo apgaulės pačios nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Tai, kas many netikra, sugriauki, priešo apgaulės pačios nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Tai, kas many netikra, sugriauki, priešo apgaulės pačios nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų.
tavas rankas, viską atiduodu aš, tavimi gėriuosi, tau vienam lenkiuosi. Dieve, į tavas rankas, viską atiduodu aš, tavimi gėriuosi, tau vienam lenkiuosi. O Jėzau, lenkiamės prieš tave. Ir visi pasakom amen. Na kągi, kaip visuomet padarykime, pasveikinkime savo artimą, pasakyk, gerai padarai, kad čia atėjai, ačiū jums šlovintojai, darniai šiandien traukėte giesmę, dėrėjo, mūsų ausiai dėrėjo ir viešpaties širdžiai taip pat dėrėjo. Jam primtina tokia širdinga mūsų šlovinimo auka. Ačiū Ramūnė už pasisakymą, tikrai ir paraginimą, ir paskaitimą. Ir mes dar paklausysime liudijimo sesės. Zuzanos, prašome, kviečiame. Nu, Zuzana, kaip sakoma, kaip toj giesmėj. Kaip toj dainoj. Labas rytas, ištikimieji broliai ir sesės. Labas rytas. Na, jo. Ko nesakot? Dabar noriu tik pasidalinti, aš seniai jau tą sapną buvau mačiusi, aš pasidalinau pas Rasos, bet aš negavau visą atsakymą ir aš laukiau. Aš nieko nebesakiau, neliūdėjau nieko, tylėjau, bet gavau sekmadienį, kad jūs meldėtės ryte. tą atsakymą gavau, bet aš ėjo Rūta liūdyti, ėjo Aušra ir aš galvoju, aš nebetrukdysiu, žinai, to liūdėjimą, tada aš galvoju, kad aš ten sudegsiu, besėdint tiek degi vidus. Ir aš parėjau į namus, tuoj apkalta, votinėjai, neturėjai drąsos, o bijojai paliūdyti. Ir penktadienį pastorius sako, mes turim įsilaisvinti iš tos baimės, mes turim jo eiti, liūdyti, kalbėti, mes atiduodam tai Dievo šlovę. Ir buvo toks, aš esu kambarį, gražus baltas kambarys, stalas toks pagal sienus visus pilnas ir pilnas rožių. Bet tos rožės nepamerktos, tik žiedai. Ir aš ant to stalo turiu daug buteliukų tokių, daug buteliukų. Prisidėjus tų buteliukų ir tuoj, skaitos, aš kaip aliejų gaminu, darau aliejų. Kvapas, tad neapsakomai, man kvepėjo 2 dienas į namuose. Ir aš, tuoj, kaip sakė, tuoj prisistoji šetonas. Ir tuoj toks juodas prie manęs prisistatė, sako, ne ką tu vargsti, pylioji tokius buteliukus, juk paimk didelę bonkę, pripilk, jis sako, atiduok, sakė, tegu dar su ta bonkė, ką nori. Ne, aš sakiau, sakau, aš susipildžiu tos buteliukus. Ir paskiau galvoju, Dieve, į tos buteliukus aš susipylė visą tą. Ir galvoju, ką aš darysiu, nežinau. Ir laukiau, sakau, kada Dieve tu parodys, ką tai reiškia, tai buteliukai, man neaišku, aš negaliu žmonėm pasakyti. Ir tada gavau atsakymą, kad meldimos. Skaitos, jeigu aš liūdėsiu Jėzų, nors visą Evangeliją jam suskelbsiu, kas bebūtų, viską tu pražuvęs, tu šioks toks. Tu skaitos nieką, tas žmogus dar pasipiktins tavim, į tave atstums, dar kažkokį biškvailėlį pavadins. Į tos mažusius buteliukus, kad aš susipilsiu,
Skaitos tu žmogui, nors vieną kartą pasakys prieėjęs, tave Jėzus myli, Jėzus už tave myli. Tu skaitos tą gyvybę skleisi, nereikia, kad ten visą suskelti. Liūdys tą evangeliją, kad tu išgelbėtas, tu viską. Ir tu palies daugiau širdį, negu kad liūdys visą evangeliją. Aš tokį matymą gavau į tą, aš pasidalinu. Ir dar vieną dėl Erikos čia, kai Erika susirgo. Ta vakarą, tą naktį aš irgi toks sapnas. Erika miega, aš atėjau prie durų ir aš atidariau duris. Ir įėjo, skaitos kaip piktas jis įėjo. Aš atdariau tas duris. Jis skaitos stipresnis esi, tavęs nepaliečia. Tiesiai prie Erikos. Ir Erika tą antrą naktį susirgo to gripu. Ir baisiausias tas gripas, tas pats didžiausias. Kai mano Asta paskambino, sakai, kaip tu jautiesi? Aš gerai jaučiuosi. Man Dievas parodė, kad pro mane praėjo tą ligą. Ir aš esu karti, man jokios gripas nekimba. Ir aš šlovė Viešpačiui. Ačiū. Dar paliudimas, prašau. Taip atsitiko, kad man prieš 3 savaitės vienas gydytojas pasakė, kad jums reikia daryti MRT. tą tyrimą, kur kemša į tą tokį baką tenai, muzika pradeda groti, ar ten garsai kažkokie. Ir vien žodžiu, man buvo tokia situacija, kad aš patalpų man tokia, kaip būdavo baimė. Arba lifte, kur nors važiuodavau ir man atrodo, kad jeigu užstriks, tai ir kažkas man tiesiog širdis ten daužydavosi, atrodo. Ir dabar pirmą kartą nuėjau į tą MRT, ten viską galvojau nueisiu, bet aš atsiguliau, ten mane paliko ir mane užėjo toks nuvelnės, tiesiog sako, tu čia neišgulėsi jo. Ir atėjo ta gydytoja, seselė, aš sakau, ne, aš dabar nebūsiu, aš išeinu, man bloga. Ir išėjau. Ir pasakiau ten visiems savo draugam, čia vairasiai pasakiau, sako, man gėda dėl tavęs tu kaimiet. Darbė ten draugai, ką, taigi čia visai nebaisu. Bet man tai čia tikrai stebuklas, kad aš vakar nuėjau ir meldžiausi prieš tai ir Dievas tokią ramybę davė. Aš jaučiau taip arti Dievą, jau važiuodama ten, pamačiau tą kardiolitą ir man jau tokia ramybė, viską nuėjau, atsiguliau, ten guliu jau ten ant to mane jau įkišo. Aš, šėtonė, kur tu, matai, aš nebijau. Ir dar tas pamokslas apie baimę, kur jūs kalbėjot sabatėlį. Vienu žodžiu, viskas taip įtaikinį ir paraginu visus, jeigu kam yra kažkokia baimė, Dievas išlaisvins iš bet kokios baimės. Amen! Aš turiu klausimą, o kaip panikos atakos? Tai taip, tai čia grinai šėtonas. Panikos atakos yra klausimas, ar panikos atakos tai yra iš šėtono. Taip, tu užduodi. Taip, būtent, tai yra iš šėtono. Taip, daug kas bijo šuniukų, mažų bijo, man tai buvo susidūrę draugė tokia irgi bijo mažų šuniukų, bet tai čia grinai, bijai eiliai stovėti, kai daug žmonių, grinai yra ataka iš šėtono čia. Mediciniškai tai jie čia kalba kitaip, bet iš Dievo čia grinai yra velnio baimė. Amen? Ačiū. Ačiū, sesė, tikrai. Super. Aš galiu eiti namo, visi pamokslai pasakyti, pamokymai, paliudimai, patvirtinimai, kad taip yra. Matot, ta sabatėlė gal ir buvo aktuali. Ką? Paskutinę minutę man sako Viešpats, pasakyk jiems, kad jie gavo ne baimės dvasią. Taip, todėl tų baimių įvairiausių yra, visokių, kartais žmogui net gėda pasakoti, kokios baimės atakuoja. Ačiū Dievui, mes turime atvirumą, pakankamai ir drąsą, kad iš visų tų baimių išvaduoja mus Viešpats. O žinote, baimė, tai baimė žmonių, kaip čia mane sureaguos, kaip čia pakalbėsiu, kaip aš atrodysiu, ne, visokios tokios sukaustymai, kaip aš sudainuosiu, ar čia pataikysiu, ar čia kažkas čia. Visokių dalykų, kai mes ateinam į viešumą. Ir aš tikiu, kad vienas dalykas, kas mus padrasina, tai laisvė Dieve, jo primtume, kad aš priimtas. Ir aš anksčiau atsimenu, kai aš bijau liudyti. Man buvo nepatogu, mano kalba labai buvo tokia, kalbėjau tokia gatvinė kalba, žinot, aš išgelbėtas, ne iš universiteto paimtas.
Ir ta mano lietuvių kalba tokia buvo verstinė iš rusų kalbos, tokia, vienu žodžiu. Ir aš labai sarmatėjausi savo kalbos. Ir man viešpas pasakė, sako, aš nenoriu raudonuoti, pavyzdžiui. Tai, sako, raudonuoja tik išdidų žmonės. Nes jiems kerta per jų reputaciją. Bet jeigu tu nulis, tu neraudonuosi niekad. Ne, tu gali susigėdinti, tu gali ten nežinia, kas tave tam būti tavo gyvenime. Bet tai kerta tik per tavo kažkokią dalį, kuri turi būti nukirsta. Sužlugdyta. Kągi, brangieji, tai daug čia pamokymų dabar su žanginiu nesakau, nes yra ilga pamoka, kurią mes dabar ir išdėstysim. Galvojau, kaip pavadinti šitą pamoką ir pavadinau tokiu ekstravagantišku pavadinimu. Kai buvau psichas. Tokia bus pamoka šiandien. Kai buvau psichas. Suprantama, kad psichas yra, terminas nesveikas, arba kažkas susijęs su psichika. Tai mes apie tai. Aš paėmiau tą pavadinimą, kad tai mūsų patrauktų mūsų dėmesį. Skaitom. Pirmas laiškas Korintiečiams, 2 skyrius, 14 eilutė. Tiesiog paimkime gabaliuką ir pasiduokime terminus. Bet sielinis žmogus, kurį apibūna sieliniu, nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios. Nes jam tai kvailystė. Ir negali suprasti. Jis tiesiog negali to suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. Ir Paulius padalino bažnyčią, bent jau korintiečių bažnyčią, Korinto bažnyčią, į dvi dalis. Tai yra sieliniai ir dvasiniai žmonės. Sieliniai žmonės arba sielinis žmogus, jis nėra, kad su jo bėdos yra, kad jisai net gimęs, kad jis bedievis. Jis yra normalus bažnyčios žmogus. Jis yra Dievo priimtas, Dievo išgelbėtas, Jėzaus mylimas, Jėzaus globojimas ir per jį stebuklai vyksta. Daug kas vyksta jo gyvenime. Bet dėl to, kad jisai nemaitinamas teisingų maistų arba nevalgo periodiškai teisingo maisto, jis yra silpnas. Dabar žiūrėkite, iš kur aš paėmiau šitą terminą? Sielinis žmogus, šitoj vietoj, kur mes skaitome tą tekstą, sielinis žmogus, sielinis pavyzdžiui, graikiškai skamba žodis psichikos. Psichikos. Ten toliau mes skaitysime, dvasinis žmogus, graikiškai skamba pneumatikos. Pneumatikos. Nes pneuma yra dvasia. Pneumatikos. Čia terminai pas mus pernai ir kažkokie mūsų, sakykime, statybas, ten pneumatinis plaktukas, tai reiškia tas, kuris su oru ten pumpuoja. Pneumonologija, ten yra turbūt apie plaučius kažkas tokio, nes plaučiai, man atrodo, pneuma ar kažkas panašu. Gerai, tai sielinis žmogus nepriima. Įdomu, taip? Taigi, einam į pamoką. Sielinio žmogaus požymė, aš įdėjau dvi tokius apibrėžimus. Pirma, nesuvokia Dievo planų. Antras dalykas, linkęs į susiskaldymus ir ten toliau aprašyta.
Nes kai tu kažko nesupranti, tu konfrontuoji arba vieną arba kitą mokyklą ir Korinto bažnyčia buvo padalinta. Aš Apolui priklausau, aš Pauliui priklausau, aš Kristui priklausau, mano kita mokykla, tu nesupranti, ką tu kalbi, aš tave šiandien nesuprantu, tu čia erezija stumi kažkokią, aš kitaip visai mąstau, aš kitaip tikiu ir vienu žodžiu, aš su tavim nedraugausiu. Ir viskas. Ir Korinto bažnyčia pasidalinus. Ir sako, aš girdėjau, pranešė, kad jūs pasidalinę. Ir iš dalies aš tuo tikiu. Nu, tam jis neįsigasta. O, Jėzus Marija, jie net gimė turbūt. Ne, viskas tvarkoj. Čia normali bažnyčia. Nu, paimkim gal kabutės. Nu, ir ne kabutės. Čia normali bažnyčia, kad bažnyčiai gali būti susiskaldimu. Kai mes pasakom, kad tai normalu, mes atsipalaiduojam. Pas mus čia įtampos yra tarp vienos nuomonės, tarp kitos nuomonės. Taip, kiekvienoje bažnyčia visais laikais tai buvo. Ir Paulius nieko sako, blogo čia nėra. Bet aš jums paaiškinsiu, kodėl taip vyksta. Taigi, skaitome dabar kitą eilutę. Aš šiandien noriu rytiniai pamokai kalbėti būtent apie suvokimą dalykų. Ir aš po to dabar kalbėdamas atsiminiau, kad kažkada mes turėjome pamoką, vadinosi kažkas tai dvasios mokykla ar panašiai. Taigi imame 1 Korintiečiams, 2 skyrius, 13 eilutė. Aš iš to visko ir skaitau iš tos eilutės praktiškai. Atsiprašau, iš tos skyriaus ir iš 1 laiško Korintiečiams. Aš įskaičiau ir man vėl užėjo noras apie tai pakalbėti su jumis. Apie tai kalbame, apie Dievo planus subrendusiems, dvasiniams žmonėms. Kalbame ne žodžiais, ta prasme, ne žodynų, kurių moko žmogiškoji išmintis. Bet tais, aš pridu, žodžiais, kurių moko šventoji dvasia. Dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais, čia žmonėmis reikia įdėti. Su pneumatikosais. Taip? Dvasinius dalykus mes gretiname arba prideriname prie dvasingų žmonių. Tada mes suprantame svarbę tiesą, kad yra Dievo žodynas arba dvasios žodynas. Yra dvasios kalba. Dvasios kalba, kurią mes turime išmokti, jeigu mes norime susikalbėti su dvasia. Sesė pasakojo sapną. Tam sapne nebuvo pasakyta tiesiogiai viskas. Ten buvo simboliai. Užėjo kažkas, pro duris atėjo. Ne? Mes taip matome informaciją, kurią Dievas nori mus perteikti. Jis paima žemiškus kažkokius mums suprantamus epizodus ir tai perteikia, ką jis turi omeny. Ir tie žmonės dažniausiai, kurie pasakojo sapnus, aš jų noriu paklausti. Sako, aš sapnau sapną, ką tai reiškia? Aš visų pirma noriu paklausti tavęs, ką tai reiškia. Nes dažnai, jeigu Dievas rodo sapną, jis tau pasako, ką tai reiškia. Galbūt ateini kaip ir patvirtinimo išgirsti iš kažko kito. Ne? Taigi, dvasios kalba yra simbolių kalba. Yra simbolių kalba. Ir kartais dvasingi žmonės arba pranašiško tokio patepimo žmonės, pranašai, pas juos tiek įaudrinta vaizduotė, kad ten apie paprastą dalyką gali visą poemą sukurti. Vienas iš tų su įaudrinta vaizduotė buvo Dovydas. Žinot, kai gera muzika skamba, ten visko galima. Ir giesmės kurti, ir tau atvertas dangus. Labai dažnai mūsų maldoje, prieš susirinkimą, man būna atvertas dangus. Šį kartą nelabai buvo atvertas, bet vis tiek.
Atsiveria dangus, gaunu prieškimus, gaunu atsakymus į man rūpimus doktrinius klausimus. Taigi, 18 psalmę noriu gabaliuką paskaityti. Bet čia gerai, bet 18 psalmė nuo 4 iki 6 eilutės. Šitoj psalmėje, kitose Biblijose yra pradžioj užvardymas, kada šita psalmė gimė. Prie kokių aplinkybių? Aplinkybės buvo tokios, kai Dievas apgynė Dovydą nuo visų priešų ir nuo Sauliaus karalius. Jūs žinote epizodą, kad Dovydas buvo pateptas, bet dar nebuvo jo valanda ir jis turi eiti kančias, jis turi kentėti persekiojimą nuo konkuruojančio Sauliaus. Nepyksta Saulius, nieko, viskas gerai. Turime čia Saulių. Čia jo pranašystė. Tai va, ir tai buvo sunkus metas. Dovydas žinojo, kad Dievas jį patepė, būnant paaugliu, ar berniukų net. Ir Saulius pateptas. Ir Dovydas vieną dalyką žinojo, aš negaliu pakelti rankos prieš pateptąjį. Aš negaliu išstoti prieš Dievą. Jis yra Dievo rankose. Nors Saulius jau buvo atstumtas pačio Dievo, bet jis liko vis dar pateptas karalius Izraelio. Ne? Ir Saulius, atsiprašau, Dovydas, prabudimo dvasią nuleiskit ant to žmogaus. Vajetų. Ir Saulius, kaip konkuruojančią firmą, persekiojo Dovydą. Ir Dovydas meldžiasi, kad Dievas jį apgintų. Ir štai šitą psalmę apie tai. Dėmesio į ekraną. Papasakoju epizodą. Paprasta malda, Dieve, apgimk mane nuo mirties kančios supo mane. Bedievių antplūdis gazdino mane. Pragaro kančios apraizgė mane. Manęs laukia mirties pinklis. Sielvarte šaukiausi viešpatės savo Dievo. Jis išgirdo savo šventykloje mano balsą. Mano šauksmas pasiekė jo ausis. Reiškia, jis suprato, kad Dievas išgirdo, o jo prašymas buvo apgink mane. Man atsibodo šitie antpoliai, kurie mane gazdina, kurie sako, tu niekas esi. Baimės ateina į tavo gyvenimas, kad Dieve apgink mane. Aš jau negaliu girdėti šito antpolio, kurie eina link manęs. Ir nuo kažkokio čia žmogaus, kuris ypatingai nekenčia manęs. Ir sako, jis išgirdo maldą. Ir dabar dėmesio į ekraną, kaip aprašo dabar didesnį gabaliuką, aprašo pranašas. Žiūrėkit. Susviravo, sudrebėjo žemė. Žemės drebėjimas atsirado. Kalnų pamatai sujudėjo. Dabar, kaip skaito pneumatikas ir psichas, sielinis žmogus, aš turiu menį. Psichas skaito, nieks ten nesviravo, žemė nedrebėjo, istorija apie tai nekalba nieko. Ten buvo tiesiog ramu. Pasimeldė, nieko vaizdiškai nevyko. Bet šitą įvykį aprašo pneumatikas. Apie Dievo ranką, kurią jis mato. Jis vaizdžiai tai atvaizduoja. Pažiūrėk, koks mano Dievas, kaip jisai gina mano teisės, kaip jisai stovi. Jis pasiruošęs visą žemę sudrebinti, jūrą iškelti, visus ištaškyti.
nedorėliams žiaunas sudaužyti ten kitoj vietoje, ištrūpinkiems dantis ten. Mano tėvas stiprus, jis gina mano teisės. Ane? Kalnų pamatai sujudėjo, žemė dreibėjo, nes viešpats užsirūstino. Iš jo šnervių kilo dūmai. Šnervių. Man atrašyti būtų taip, kažkaip tai nemandagu, iš Dievo, net nenosies šnervių, kaip iš kokio drakono. O tai žmonės taip ir paišo, žinokit, tai šitie dailininkai ir pagauna, ir tokį Dievą ten su šnervėm išeina ten dūmai, rūstybė. Iš jo šnervių kilo dūmai, iš burnos veržėsi naikinančios liepsnos. O, čia mūsų laikų filmų kūrėjams epizodas apie Dievo rūstybę. Įkaitusio žarijos skraidė. Jis palenkė dangų ir nužengė. Tai jis buvo jau nužengęs? Jis jau buvo atėjęs? Dovydo laikais? Kur čia mes esam dabar? Nužengė. Tamsa buvo po jo kojomis. Toliau įdomiau. Jis sėdėjo ant cherubo. Jojo ant cherubo. My God. Ir skrido. Šiaip kam Dievui skristi? Kaip skrido? Ar Dievas kūrėjas, kuris sukūrė atmosferą ir visus tos fizinius dėsnius, ar jis pavaldus savo dėsniams? Kiek kartų aš klausiau, ir Dievas atsisėdo į savo sostą. Tai jį pritraukė gravitacija, taip, kurią jis pats sukūrė. Psichas skaito taip. Skrido. Vėjo sparnai jį nešė. Jis pasislėpė tamsoje, juodi vandenis ir debesis supo jį. Nuo spindesio jo priekyje pro debesis veržėsi kruša ir degančios žarijos. Viešpats sugriaudė dangose. Aukščiausiasis parodė savo balsą. Jis laidė strėles ir išsklaidė juos, siuntė žaibus ir juos sunaikino. Iškylo jūros dugnas, aš poetiškai, iškylo jūros dugnas, atsivėrė žemės pamatai. Nuo tavo balso viešpatie, nuo tavo rūstybės kvapo. Iš aukštybių jis ištiesė ranką ir paėmė mane. Ištraukė iš gausių vandenų. Jis išgelbėjo mane iš galingo priešo, iš tų, kurie manęs nekentė, nes jie buvo stipresni už mane. O čia dar tekstų. Dar vis einam. Dar yra? Dar duosi tekstų? Dar čia mūsų nepakanka. Viskas. Iki šitos vietos jau matau, čia pabaigėt. Aš sutrumpinau, ten dar yra istorijos. Man žodžiu, ar mes buvome patyrę tokį etapą mūsų gyvenime, kad atrodo, kad viskas prieš mūsų, pragaras atrodo eina. Nuotaikos nėra, aš jau nežinau, 3 savaitę, po savaitgalio aš taip jaučiuosi. Jau šį savaitę buvo baisiausia ir aš niekam ten nesiskundžiau ir Milda ir vakar pamatė, sako, sunku, matė tiesiog mano veidas buvo ir visas mano Dieve, dar truputį ir atrodo net laikysiu jau, dar kažkokių informacijų, dar kažkokių iššūkių. Jo, pasakoju apie finansinius iššūkius, kur man ten vos ne per teismą įpareigoja ten sutvarkyti sutvarkyti balkonus, ten dar kažką, tai, ir suprantat, ir atrodytų, viskas, bažnyčiai taip pat
vienas per kitą eina sąskaitos, raudonos ten su visokiais dalykais ir sakau, nu kas dar mane pribaigs va, šiuo momentu. Dar kokį sužinosiu žinutę, kuri bus jau paskutinis jau. Viešpatie paimk mane ir prakeiksiu tą dieną, kurią gimiau, kaip tas Jobas sakė, ne? Temu neprakeikta ta diena, kurie pasakė, gimė, va, Jobas. Ne? Nu, aš jau apie tai galvoju, būnagi tokie suspaudimai, taip? Nu, tai aš matau, kad pakyla man sparnai. Nu, tai tu nieko nežinai, bet atsivėrė dangus, ane, su šnervėm Dievas nužengė. Sudrebėjo pamatai ir atėjo kastyčiai pagalba. Taigi vakar buvo istorija, žinai, ten mes patvarkėme tą mūsų tvarkaraštį, kur mes važiuojame. Ir ne visur sužinojo pranešim. Ir mes vakar įsiruošėm į šitą į Alytų. Ir važiuoju Alytų ir žinau, kad jie nežino, kad aš atvažiuoju, įtariu. Per vidurį kelio važiuoju, man visą šitą supranti, kaip per lygą būna, žinai, toks kaip po gaubtuvų toks. Realybė atsijungta tokia. Šalkretys, čia užgulė, bet aš nepasiduodu. Ir po to vidurį kelio, o kam aš važiuoju? Bet dabar negi per pusę pasakysiu, važiuoju namo. Ir tikrai atvažiuojam į Alytų, užeinam į patalpas, o jie ten pasileidė super mokytoją, klauso pamokos. Kažkokį kastytį pasileidė, klauso. Gerą pamokslą, kaip Jėzus sunaikino mirtį. Sėdi, pasidarė ten pavalgyti, vienu žodžiu. Ir tiesiai mes prie stalo, ten lašinukų užkandom ir prasidėjo kalba. Ir turėjome tokią lastelę pamoką. Ir buvo tik malonės, kad mes galėjom pastudijuoti tam tikrus terminus, kurie yra rašte. Raštas yra užkoduota knyga. Žydų rašyta. Aš dabar gerąją prasme žydų sakau. Pozityviai. Arba izraelitų. Žydų rašyta. Jiems suprantama kalba. Tai ačiū Dievui, kad čia nėra jokio pagoniško pėdsako. O kur atsirado po to pagonis, ten galite uždėti klaustuką. Jų interpretacijos gali būti tiesa arba gali būti psichų svajos. Tai va, tai mes kalbėjom ir vakar kalbėjome, pavyzdžiui, paėmėm tą temą, apie ką mes, apie daug ką kalbėjom prie tos arbatos, bet žinau, kad tikrai visiems patiko. Mūsų nedaug ten buvo, būrelis žmonių. Kalbėjau aš apie, dar kartą priminiau, kad Liuciferis tai nėra joks velnės, Liuciferis nėra joks šėtonas, Liuciferis yra žmogus, išsiaiškinom, kas jis toks. Mano nuomonė tai buvo Nebukadnecaro sūnus Balšazaras. Kai jis paėmė tas taures, sako, pasiaukštinsiu iki dangaus, aš ten nupaišiau visą šventyklą, ką reiškia pasiaukštinti iki dangaus, ten buvo šventyklai laiptai, pakilsiu iki dangaus, ne, pasakysiu virš Dievo žvaigždžių sostą, Dievo žvaigždės buvo izraelitai, kurie buvo tremti, viskas ten yra užkoduota, bet psichų reiškia, nu gerai, aš dabar sakau, nes aš buvau psichas, aš nesakau, kad aš gimiau psichų, aš buvau psichiatriniai, čia bus tema vakaros pamokos psichiatrinėm, kad būtų paaštrintas dėmesys. Suprantat, man gimęs, kaip pavadinti Kauno pamokslą? Psichuškė. Nu, kažkas panašaus. Kitas, čia yra aprašyta pas Izaiją, žinai, ir aš jums parodžiau, aiškiai badom ir sako, tu esi žmogus. Tu esi žmogus. Ir kai nužengia į pragarą, visas pragaras sujudo. Ten apie jokį velnę nekalbam. Pasipūtęs, pasikėlęs žmogus. Jezikėliaus knygoje apie kitą ten velnę, jau tą turi, kuris su orkestru ten, styginiais orkestrais ten, kas ten dar yra, grožio, reiškia, įsipildymas, kai aš ten grožio, ten pilnatvė, čia jisai tas kūrinyje, ne, ten sako konkrečiai, 3 skyrius, jeigu skaitysi, kalba apie ostamiestį, tyra,
Tyras iki šiol yra uostamiestis ir jisai buvo vadinamas grožio pilnatvė, jisai gyrėsi, mes tokie gražus, prekybos, nuo prekybos tavo širdis pasipūtė, tu pasididžiavai, aš grožio pilnatvė, žmogus tu esi, o tu vadini save Dievu. Jokio velnio, jokio nieko. Atsipūskite. Aš jums sakau, kur yra bažnyčia, kaip jie skaito, kaip jie supranta, čia kažkas turi verštis, ne, kažkokie šnervės, iš šnervių reiškia dūmai, o ten nieko nėra, paprasčiausiai atėjo Dievas ir padėjo. Ir tu apstulbęs esi, kaip Dievas padėjo tau. Tavo gyvenimą atėjo tavo Dievas. Ir tu nežinai, kaip išsakyti tai, tu gali giesmę paversti, tu gali pamersi tą dramatišką paveikslą. Kaip aš pajaučiau jo pagalbą, kai jis atėjo į mano gyvenimą ir pagydė mane nuo slogos. Kaip jis nukėlė nuo mano proto, nukėlė šitą tamsų debesį, kai jisai pakėlė ten maldininkų grupę ir sako, užtarkite mokytoją, padėkite jam praeiti pro tos debesis. Ir debesys pakilo, debesys nuėjo, lazdynai sudrebėjo, naujamestis sudrebėjo, Tauro kalnas sudrebėjo. Ir Kastytis išėjo ir pašlovino Dievą. Ačiū mano Dieve, tu esi gyvas mano gynėjas. Var visą tau dalyką. O apie tuos, kurie šiandien keliasi ir jau karaliais vadinami, jau tituluojami pasaulio karaliais. Aš praktiškai žinau, koks likimas tokių. Nebukadnecaras, žino tokį. Aš pastačiau, mano kadencijų, aš. 7 metai nutrenkti į psichuškę ir po to atėjo supratimas. Kas ir kaip. Gerai. Tai va. Taigi, dvasinio pasaulio, Dievo pasaulio, arba tas pasaulis turi savo žodyną, savo žodžius. Tai jeigu tu neišmoksi tų žodžių, tu negali suprasti dvasinio pasaulio. Vis pakartosiu gal pirmą tą eilutę. Sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios. Nes jam tai kvailystė. Ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. Ta informacija vertinama dvasiškai, ne konkrečiai, ne tiesmukiškai, ne per tavo protą, ne per tavo įsivaizdavimus, ką reiškia šitas žodis ar anas žodis. Mano pažanga, mano ėjimas iš psichuškės buvo būtent toks. Aš turėjau drąsiai patikėti ir suprasti, kas užrašyta Jėzaus pranašystėse. Kai aš jau prieš daug metų, prieš kokį 10 metų galbūt, aš supratau tą terminą pasaulio pabaiga. Aš vienaip galvoju, kas yra pasaulio pabaiga. Kai aš supratau, kad to pasaulio, ten žodis ne pasaulio, o yra amžiaus pabaiga arba laikotarpio pabaiga. Ir kai aš skaitau žodynę parašytą laikotarpis, kuris skamba graikiškai kaip eonas, tai yra laikotarpis, tai nėra pasaulio. Aš galvoju, pasaulio tai viso, ką aš matau, viso kūrinijos pabaiga. O ten konkrečiai klausė Jėzus, kada bus šio laikotarpio pabaiga. Ir jį vartojo tą žodį, ten ir parašyto žodynė, sulig judaizmo laikotarpiu. Klausimas labai, konkretus. Ir man reikėjo patikėti ir įsišokti iš konteksto, iš bendro konteksto bendradarbių, man reikėjo patikėti ir pasakyti, kad pasaulio pabaiga, kurios klausė Jėzaus mokiniai, nes jis visuomet sakė, šitas pasaulis praeina, arba šitas laikotarpis jau praeina. Jis jau pasenęs ir tuoj negalios.
Aš ateinu arba ateisiu atidaryti naujo laikotarpio, naujo amžiaus arba naujo pasaulio. Aš ateisiu atidaryti. Visa, ką jūs matote, regima yra laikina. Per mane sukurta, kas regima ir neregima. Kas regima yra laikina, kas neregima yra amžina. Ir tu esi čia, supranti, prispaustas į kampą. Tiesa atėjo ir bado tavo akis. Tu sauk, palauk. Mūsų būry, mūsų psichuškė apie tai nekalbėjo. Ir tau yra pasirinkimas, ar tu jungsi logiką, suprasdamas tuos žodžius, tuos terminus ir tą klausimą, konkretų klausimą. Ir kad jisai sako, visa tai įvyks šioje kartoje, ar labai aišku, per 40 metų, iki 40 metų. Jis pasakė 30 metais, o įvyko 700 metais. Viskas išsipildė. Tai palauk, sako, taigi, sako, visi pamatys jį ant debesies. Taip, dar sušnerbėm ten. Ten kitoje vietoje irgi ant debesies jis atėjo bausti Egipto. Mums ant debesies, žydams reiškia, ant debesies reiškia ateina Dievo rūstybė. Pagal jų tai reiškia, jeigu ant debesies jis ateina, ateina Dievo rūstybė. Ta rūstybė atėjo Egiptui, ta rūstybė atėjo Edomui ir ta rūstybė buvo numatyta Izraelitų vienai daliai, kurie buvo sukilę ir neklausė. Ir sako, jūs pamatysite. Ir nebūtinai fiziškai pamatyti ant debesies, jūs pamatysite šitą veiksmą ir jūs atsiminsite mano žodžius. Todėl mes jau 2 metai turbūt. Šiaip pradėjau įdomią temą labai senai, kažkokius 4 metus, Biblijos terminai. Čia yra svarbiausia tema. Vaikeli, jeigu tu nori įeiti į dvasinį pasaulį, Dievo dvasinį pasaulį ir išeiti iš sielinių įsivaizdavimų, bažnyčios sielinių, kur siela, ten demonai, ten surišimai, ten tamsa, ten pavergimai, aš tau sakau. Tik tai dvasiniam pasaulį tavo palikimas, tavo dalis, tavo likimas. Ir tą dvasinį pasaulį tu privalai eiti, jeigu tu nori išeiti į tikrą laisvę Kristuje. Amen, paplokime tikrai Viešpačiui. Todėl aš noriu įvairiausiais būdais ir tokia kalba, ir tokiais baisiais pavadinimais, kai buvau psichas. Mašiau kaip psichas. Supratau kaip psichas. Ir elgiausi kaip psichas. Tai yra sielinis. Čia ne tai, kad mes sukrautume bagažą kažkokį ir mes būtume išmintingesni ir mes galėtume čia pasigirti vienas prieš kitą. Tai mūsų laisvė. Tai mūsų susikalbėjimas su Dievo valia, kurie aprašyta šitoj pranašingoj knygoj. Tai yra mūsų susikalbėjimas ir susiderinimas su jo valia. Tai yra tikras nuolankumas suprasti, kas įvyko, kas dabar yra. Aš nuolat meldžiu, Dieve, kokiu laiku gyvenu. Aprežiu bažnyčią, visą savaitę meldžiu, kokiu laiku mes gyvenam. Kaip tu matai šitą laiką? Kokiam puslapį gyvenam? Atsimės, sakiau, naujo puslapio doktrina, bam. Ir jis yra prašytas, tas naujas puslapis. Kaip būtų juokingai, mes sakome, Dieve, padėk man, aš noriu tave suprasti. Duok man išminties, aš noriu būti tavo valiui. Ir Viešpats ateina, šventoji dvasia ateina. Ir psichas sako, kvailystė. Kas ateina iš šventosios dvasios, tai Paulius sako, tas sielinis vadina kvailystę. Iš naujo. Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios. Tai nėra neįtikėjęs, tai yra įtikėjęs. Bažnyčios žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Kas ateina iš Dievo dvasios, galbūt priima veiksmus, pakuteno, aš apsidžiaugiau ten, pabaliavojom, taip.
Čia šitam kontekste suprantama nepriima informacijos, kuri ateina iš tiesos dvasios, tikrovės dvasios. Ir vadina tai kvailystė. Pasitrauksiu iš tam kvailystėm nuo manęs. Kai mes vakar, dar priminsiu, dar kitą temą buvo įdomi, mes kalbėjome Alytuje. Tiesiog aš užvedžiu, nežinau, man spontaniškai tai kliuvo. Apie dulkes kažkada aš čia kalbėjau. Ką reiškia dulkes? Ką reiškia ateinat į miestą ir jeigu miestas nepriima jūsų žinios, nusipurtikite nuo kojų dulkes kaip ženklą prieš juos. Tai yra kažkoks ženklas. Paulius tą patį darė. Ateina į miestą, kuris pirmą pas žydus eina, pirmą į sinagogą eina, pirmą žydams, po to graikams. Jis ateina į sinagogą, jie nepriima to žinios, ką jis daro tą patį. Nusipurto koją, sako, žinokite, dabar aš einu pas pagonis. Aš jums pasakiau Dievo valią, jūs to nepriimate. Jūs patys savo pasirašote sprendimą. Aš einu pas pagonis. Ką reiškia tos dulkės? Tai yra statusas tam tikras žemas statusas tavo. Ir ta eilutė, kuri visiems patiko, iš dulkių jisai kelia vargšą. Iš kur? Iš kokių dulkių? Ir sodina su savo tautos kunigaikščiais. Ar tas vargšas nori kilti iš tų dulkių? Jam ten gerai, sako, čia krikščionybė ir yra. Jeruzalė yra persimė, sako, nusipurtik tas dulkės nuo savęs. Nusimesk tą pandžius nuo tavo sprando, pakilk į savo pašaukimą. Ar tu būsi to žemo dulkinio mentaliteto žmogus, suvargęs, pavargęs? Ar tu priimsi Dievo valią, kad jisai pasodintų tave su savo tautos kunigaikščiais? Čia nekalbant apie Adomą ir visą tą sandorinį žmogų, iš dulkių paimtas. Sako, į dulkės pavirsi, nes jisai nusidėjo. Tu galėjai būti rojuje, tu galėjai būti mano projekte. Čia daug užkoduotos informacijos ir tu galėjai būti tenai, bet tu nepaklausėjai. Iš dulkės tu paimtas, iš to žemo paimtas, į sandorą su manim, su kūrėju, į dulkės ir pavirsi. Eisi į savo tą lygį. Daug kas mūsų laukia, jeigu mes būsime drąsūs ir suprasime tos terminus, suprasim, kas užrašė tą knygą. Kaip jie matė ir kaip mes kilę iš pagonių matome. Ir kaip mes interpretuojame, ir kaip mes sudėliojame savo doktrinas ir tikime kažkuo, kas yra pasaka, kas nėra tikrovė. Ir ačiū Dievui už jo gailestingumą, kad jisai nenusivylė pagonybę. Ne pagonybė, bet iš mūsų kilus iš pagonijos. Kad jis mūsų neišspyrė, kad jisai šiandien mus kalba. Ir kad meta šiandien iš psichuškės pereiti į jo kiemus. Aš viską čia skaitau iš 1 Korintiečiams 1 ir 2 skyriaus. Žiūrėkite, paskaitom ir pasiaiškinam tą terminą šio pasaulio išmintis. 20 iki 21 eilutės. Nuo 20 iki 21. Kur išminčius? Dabar apie ką mes čia galvojame visuomet? Čia profesūra. Visuomet taip aš galvoju, tai mes galvojame, nes mes nežinom, apie ką jis čia kalba. Apie kokią grupę žmonių kalba. Kur išminčius? Kur rašto žinovas? Taip, jau arčiau prie tiesos. Kur šio amžiaus tyrinėtojas? Kokio amžiaus? Va to amžiaus. Judaistinio amžiaus tyrinėtojas. Argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailystę?
tau čia nesuprantama, šio pasaulio išmintis. Tai mums bažnyčia nereikia išmintingų žmonių, mums nereikia diplomuotų ten specialistų. Kaip ir aš šaipiausi per šitą vietą iš tų, kurie išsilavinę yra intelektualai. Dievas tavo išsilavinimą paverčia kvailystę. Ha, 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 ha. Psichas buvau. Psichiškai vertinau. Nes aš buvau užkoduota man informacija, apie kokį pasaulį kalbama. Ta visa grupė žmonių, kurie atstovavo judaizmą. Paulius Jonas ypatingai vadina pasauliu. Ir Jėzus atėjo į tą pasaulį. Ir pasaulis Jėzaus nekentė. Ne šitas pasaulis, anas, galima prieiti, religingas judaizmo pasaulis nekentė Jėzaus. Ir Jėzus sako, jis nepriklausė pasaulį. Taip, bet tas pasaulis turėjo informaciją, turėjo mokytojus. Jie iškilmingai vaikščiojo. Žinovai rašto. Ja, jie turėjo savo mokyklas, savo lyderius, ideologiją. Ir Paulius sako, argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailystę? Kaip ir Paulius sako, aš tiek pasiekęs, aš tiek žinau, be priekaištų. Bet dėl Jėzus palaikiau nieko šiukšlėmis, lyginant su mano viešpaties pažinimo didybė. Aš kalbu apie tai, ką jie kalbėjo tuomet. O jūs užduokit klausimą, ar visa tai šiandien yra? Ar dar tas religingas pasaulis su savo Biblijos interpretacijom, su Mozės visa mokykla? Šiandien Biblijos mokyklos vadinasi Mozės kalnas. Sveiki atvykę. Paklausykime Mozės. Pirmas Korintiečiams 2 skyrius 6 eilutė. O, tiek va, pasirašiau. Tiesa, tarp subrendusių, žiūrėkit, dabar čia yra taip. Sako, aš atėjau pas jūs ir skelbiau labai paprastą evangeliją. Aš nenorėjau nieko jums sakyti, išskyrus Jėzų Kristų ir tarsi pas jūs nukryžiuotą, taip? Aš norėjau tokius fundamentalius dalykus kalbėti jums. Nes jūs negalėjote suprasti, bet sako, yra dar taip pat mano pamokos skirtos subrendusiems. Tai yra tobuliems. Tobulumas yra subrendimas. Tiesa, tarp subrendusi mes skelbėme išmintį. Tačiau tai išmintis ne šio pasaulio, pasakyk amen. Ne šio pasaulio ir ne šio pasaulio valdovų, kurie pranyks, jų neliks tuoj. Viešpats ateis ir pasakė, kaip jis pasakė nuosprendį, kai jie šaipėsi iš jo ir Jėzus sako, jūs angių išperos, jūs nepabėgsite nuo rūstybės, kur ateina. Jūs nepabėgsite, jūs pragaro vaikai. Taip, jisai taip kalbėjo, čia ne mano žodžiai. Pildykitegi savo nuodėmių saiką, nes rūstybė dar negali ateiti, Dievas teisingas, jūs turi pripildyti tą saiką. Už visą tą, ką pridarėte, jūs uždėjo ant jų kaltę. Tiesiog ant lyderių daugiausia. Aišku, ta dalis izraelitų, kurie prisijungia prie to. Sako, jūs pamatysite žmogaus sūnų ateinantį debesise. Ir jie viską suprato. Jis pranašauja mums rūstybę. Jūs pamatysite. Ne šio pasaulio ir ne šio pasaulio valdovų, kurie pranyks. Einame toliau. Mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti. Reiškia, išmintyje arba tam apreiškime, arba tas, kas paslėpta, ko galbūt dar nesupranti, tame yra tavo išaukštinimas. Dievas išaukština tame apreiškime, toj vizijoje, kai tu pradedi tai matyti.
Gerai, einam toliau, jeigu perškom. Kurios nepažino, tos išminties nepažino jokie šio pasaulio valdovai. Dabar, kad nesuprasome, ką kalbama. Nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Viskas labai aišku, apie ką čia kalbama. Nu ir prisirašiau aš šiandien. Dabar šita pamoka turi tokį tikslą. Visų pirma, aš kalbu tiems, kurie savikritiški ir gali pasakyti, įvertinti save, kokio kirpimo aš esu. Ar aš esu užsikonservavęs ir sakau, nelysk prie manęs, arba gausi kaip reikalas. Ar aš noriu atsiverti ir užduoti klausimus. Aš noriu tapti studentu, aš noriu studijuoti žodį. Nes aš jaučiu, kad gali mano gyvenime būti sudėliota tiek visko, supratimų, kai mes vadinam dvasinių tvirtovių, kad aš šiandien esu apribotas savo paties sprendimu. Ir aš tada laukiu kažkokio šlovės, aš laukiu kažko ir mano gyvenime kažkas nevyksta. Ta prasme, aš esu dalinai paklusnus Dievo valiai. Aš negaliu įeiti į rojų, aš negaliu ragauti nuo gyvenimo medžio, aš negaliu maudytis visavertiškai be pasmerkimo gyvenimo upiai, aš net negaliu nusimesti nuo savo pečių kaltės. Kartais kaltė būna iš nieko. Tu nieko nedarai ir tu kaltas. Kad tu įsimegojai per daug. Tu Biblijos neskaitėjai, jau kaltas. Kas vyks? Tavo gyvenimas tik tai kova su ta kalte, kur nieko tu blogo nepadarai, nes tu savo sprendimų, religinių įsitikinimų kažkokių esi auka. Ir tavo gyvenimas yra dalinai palaima, tu truputį prašviesėjai, truputį jau saulutė, jau įsiskelia, o po to vėl debesis užtraukė, tavo gyvenimas su pragiedruliais. Ne? Aš tiesiog noriu tave sužadinti, tavyje, suprantat, ieškojimą, Dieve, aš noriu eiti ten. Ir kitas dalykas, atrasti, aš užbaigiu šitą pamoką tokia mintim, atrasti tą tokią super palaimą, kai tu matai kažką. Aš uždaviau klausimą, kodėl, pavyzdžiui, Jėzus buvo be šeimos. Kodėl Paulius buvo be šeimos? Ar jam buvo uždrausta? Jis sako, ne, man nieks neuždraudė. Ir neniekino, kurie turėjo šeimą, augino vaikus, džiaugiasi Dievo palaimą, gausiu derliumi. Jis nei vieno neniekino. Bet jis kažkame buvo, pagal savo sprendimą, kažkokioj vizijai, kuri teikia jam tiek laimės. Supranti? Kaip ir Jėzui, ką jis galėjo vesti, nebuvo nieko draudžiama. Bet jam buvo ne tas galvoja, jis gyveno kitam pasaulį, kuris buvo tiek pilnas tos palaimos, kad visi kiti dalykai tiesiog nublankdavo ir tiek. Jis neniekina tų ir čia nėra nieko, ką aš dabar čia užmetinėjau. Taip, mes auginam vaikų, čia Dievo planas, viskas gerai. Bet sakau, kažko paragauti, ko mes dar neragavome. Tai kaip tik ir kita eilutė ir dera. Korintiečiams 2 skyrių 90 eilutė. Bet kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui širdį netėjo, tai Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per savo dvasią, nes dvasia visą ištyria net Dievo gelmes. Reiškia, mes gavome to, ko nematėme. Ir jis dabar čia kreipiasi ne į pasauliečius, jis kreipiasi į bažnyčios žmonės. Sako, tarp subrendusių mes dėstome kitą pamoką, kitokią pamoką. Ir
sielinis žmogus nepriima. Sako, kvailystė, pasitrauk, kvailystė. Gerai, paaukite, pabręskite truputį. Arba jūs galite užsikonservuoti tame ir būti visą savo gyvenimą tame. Jūs galite su savo užsispyrimu ir iškeliauti iš šios planetos. Ir dar perduoti savo užsispyrimą savo vaikams. Va, čia tikras tikėjimas. Ir jie bus kaip neįgalieji. Dvasiniai. Jo. Ar mes šiandien prašviesėsime labiau? Mes pamatysim atsigręžę net atgal, koks aš buvau apakęs jau prieš 3 metus. Bet tokiu greičiu šiandien turi judėti apreiškimas arba tavo kelionė su Dievu. Tokiu greičiu. Jau nekalbant apie 10 metų, kokias pasakas aš sekiau, kai buvau psichas. Kalbėjau kaip psichas, supratau kaip psichas. Gyvenau kaip psichas. Čia yra apie tai, kad tu dar, pripažink, aš, tu, mes, dar neragavom ir dar nematėme dalykų, kuris Dievas mums numatė, mūsų išaukštinimui. Pasakyk amen. Mūsų išaukštinimui. Dabar, ėjimas šito keliu, be abejo, tai yra praradimas reputacijos, praradimas tavo bažnyčios draugų. Ir tu tampi mistiku. Tu gyveni paslapty, ką tu bedarytum. Tu gyveni paslapty. Šiais laikais aš labai daug žiūriu į politinės informacijos, kas dabar ten vyksta, tai Jėzus Marija, kaip sakyti. Žiūriu ir po to tik truputį paimu savo temą, pažiūrėti tą temą. Iš karto aš patenku į kitą aplinką, sakau, Dieve, kaip tai skiriasi? Kaip tai skiriasi, ką per teliką matau ir ką čia matau. Aš jaučiu kaip substancija pradeda, aš negaliu jums pasakyti, kaip substancija ateina ir mano dvasia. Ir taip gera, tu prijungtas prie tos amžino dalykų. Ir suprantu, kad aš turėtų būti ragausku, šventoji dvasia, nenoriu paleisti. Nieko man įdomu dabar, nieko nenoriu daryti, aš noriu apsikabinti ir būti va tame. Ir skaityti. Ir drąsiai žengti tą paslaptį, nes jisai davė tau žodžius, kurie tave klaidino, nes nesupratai, ką tie žodžiai reiškia, koks šitas pasaulis. Tai čia tas pasaulis, ne. Tu tame pasaulyje praktiškai gyvenai religingam. Ta psichuškė buvo ten, bet Kaune gal daugiau bus. Čia yra sieliniai dalykai. Jie sieliniai dalykai kyla iš įstatymo pradmenų. Ką Paulius ir sako, pažiūrėkite, po to demonai, bet gal šį vakarą, demoniška, sako, ta išmintis yra sielinė, žmogiška, demoniška. Į vieną kategoriją, demoniška, ta išmintis turi burtų savyje, elementą. Ką Paulius sako, tiems, kurie grįžiojasi į įstatymą, Galatams, kas jūs užbūrė, tas pats žodis. Kas jūs užbūrė? Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, užbūrė ir atkalbėjo paklusti tiesai, kurią kalba tiesos dvasia. Čia yra tiesa, o ten yra burtai. Ten yra burtai, nes ten siela yra. Su savo samonaudiškumu, su savo ypatumais sieliniais ir panašus dalykai. Susiskaldimai garantuoti. Anam pasaulyje. O čia mes ateinam į tikėjimo vienybę, nes tikėjimas yra vienas. Doktrina yra viena, viešpats vienas, pašaukimas vienas. Viena dvasia. Čia yra viena, čia yra vienybė. Ir čia yra nuoširdumas savo ir pasakyti, ar aš, koks aš esu, kas aš esu.
šitų tiesų, akivaizdoje, ar aš galiu ateiti į tą encounterį arba akistatą, iš tas tiesas. Ar aš dar drįsiu, ką nors, eiti, kad Dievas man kalba. Jis man vieną po kito, buvo savaitės, vieną savaitę, kitą savaitę, jis man naują terminą atideda. Aš jums papasakosiu taip, žiūrėkit. Pirmadienį, antradienį, aš einu, pavyzdžiui, į sportą, ne? Truputį atsipalaidavinu sportą. Man kažkoks terminas ateina. Kažkokia, žodis, taip? Ką jis reiškia? Jis sako, tu mąstyk apie tai. Tarsi balsą girdžiu, mąstyk apie tai. Aš jau čia nusvartu, kad Dievas mąstyk apie tai. Ir staiga ateina pamoka kokia nors YouTube. Ta pačia tema. Sako, dabar klausyk. Tai sunku jums perpasakoti, kas vyksta mano gyvenime dabar. Ir aš sakysiu, kvailystė. Pastrauk nuo mane šėtonė. Supranti, viskas, uždarai. Tu nebūsi kaip Enochas, kuris vaikščia su Dievu. Bet jeigu aš tai, ką matau, pradėčiau kalbėti, ir aš žinau, kad sakytų, Kastytis jau visai išprotėjo. Kaip kiti bendradarbiai, mano draugai, kiti pastoriai kažką, kaip jie komentuoja, aš suprantu, kad tai yra tiek naujovių. Bet o jūsų visas išdėliojimas, jūsų, sako, aš nežinau, jūsų tos mokyklų išdėliojimas paskutinių laikų, ten dar paskutiniai laikai, dar ten antikrisai, dar 3 šeškės tenai. Visko ten yra. Aš pasižiūriu, man ir gaila, ir apgailėtinai skamba, ir aš negaliu jų žeminti, nes aš toj psichuškiai pats buvau. Ir kas jiems padės? Kas padės jiems išeiti nuo tų burtų, nuo tų manipulacijų? Vis leidžia naujas informacijas, viskas dabar jau paskutinio ateina. Nieko paskutinios neteina. Aš atsimenu, kažkada mokiau be paskutinius laikus ir sakau, jų nėra, jie praėjo. Ir vienas krikščionis sako, ten kažkas buvo irgi baisaus. Čia ta baisumų nesibaigs. Nebus taip įjungi teliką, viskas gerai, jokių karų nėra, jokių ten diktatorių nėra, viskas gerai. To nebus. Ir tai, kas vyksta dabar, tai vyksta judėjimai pasaulio sistemoje. Taip? Gimdymo skausmai, ideologijos, kurios stovi už vienos ir kitos valstybės. Ten ideologijos stovi. Jos kaunasi tarp savęs. Ja? Visokiais pavydalais kaunasi tarp savęs. Ir tai nėra jokio pasaulio pabaiga, nes to pasaulio pabaiga įvyko. Ir tada atsimenu, ten kažką pamatė, kažkas ten buvo tokio panašaus sunkesnio. Žmogus, kuris klausė mano žinios ir sakė, amen, staiga iš vidaus. Tikrai turbūt pasaulio pabaiga. Mes tiek užprogramuoti, kad, dabar čia mes suprantam po truputį, kas tu apie tą patį, aš noriu tave išprogramuoti. Arba tam noriu parodyti, ar tu gali patvirtinti savo programą, išdėstydamas Dievo žodyje. Ar tu gali ją patvirtinti. Aš žinau, kad tu dar tas negali patvirtinti, nes mes suprantame žodžius tiesmukiškai, psichiškai. Mums pasaulis, tas pasaulis, nuodėmingas pasaulis. Mums dangus ir žemė tai planetariumas. Ir aš aiškinu, kad net istorikai, kurie buvo šventykloje, tarnavo Jozapas Flavijus, kuris buvo tarnautojas šventykloje, jisai sako, Mozė visos šitos matomos visatos kūrinyje pritaikė, pradėjo vadinti šventyklos dalis. Mozė tai pradėjo vadinti. Ir todėl, kai tu girdi, tos pavadinimus yra Mozės supratimo pasaulio, dvasinis supratimas, net tų planetariumų. Dangus yra šventų švenčiausia, kur kunigas gali eiti kartą per metus, sako, niek žmogus negali įeiti tenai. Tai Hebrajams laiškas sako, dabar mes jau galime įeiti į šventų švenčiausią naujų ir gyvų kelių, į dangų.
Šita dalis, kur kunigai, čia yra dangus, čia yra tvirtuma. Ir išorinis kiemas yra, gal čia būtų per daug pamokos, aš jau matau turiu baigti. Bet aš tai priimu, apie ką mes kalbam, taip? O išorinis kiemas yra pagonis, ten yra žemė. Ir sako, šitas dangus ir žemė, senasis dangus. Koks senas dangus? Argi dangus paseno? Ypač kur Dievas gyvena, ne? Va, prašom. Padarėm diagramą. Tai internete mato, jo? Dangus, šventų švenčiausi, čia pagal Mozę, taip sako, tas Jozapas Vladas. Mozė pradėjo vadinti, čia yra dangus, kur gyvena Dievas ir žmonės negali ten patekti. Čia yra, 4 stulpai buvo, jie turi viskas čia reikšmės, viskas čia turi reikšmės. Dangus čia kunigai, čia vyksta tarnystė, atnešaujamos aukos, o čia yra išorinis kiemas, tai yra žemė, žmonija, jūra iš vis pagonis. Viskas. Šitą struktūrą jie vadino dangus ir žemė. Ir sako, dangus ir žemė, kurią jisai sukūrė, sūnus sukūrė, jau pasensta ir nukaršta, to greitai nebeliks, arba kitoj vietoj bus suvinioti kaip pasenęs drabužis ir jie bus pakeisti. Ir jie girdi pranašystę, Izaja sako, ir Dievas, kuries pranašauja, štai kuriu naują dangų ir naują žemę. Ką tai reiškia? Aš kuriu naują šventyklą. Ar suprantate? Dabar suprantate, jo? Žydai iškart supranta, apie ką čia kalba. Oi, palauk, čia planetas kurs naujas. Nusiramink. Arba gali dar laukti, kiek nori. Man šiurpuliukai, kai aš suprantu tai ir matau. Štai aš kuriu naują dangų ir naują žemę. Ir Petras sako, mes laukiame, kada šitie stichijonai degs. Nes mes turime pažadą, kad jis sukurs mus naują dangų ir naują žemę, kuriuose viešpatauja teisumas. Mes to laukime. Jonas sako, man buvo parodyta, štai, senas dangus ir senoji žemė pasitraukė ir jūros daugiau neliko. Gerai, spėjai. Ir jūros neliko. Ir tai atėjo nauja dangus ir nauja žemė ir ateina dangiškas projektas pranašauta Jeruzalė. Joje nemačiau šventyklos. Nes Dievas ir avinėlis yra jo šventikla, kaip pranašauta buvo. Ir tarp jų pastatysiu savo šventiklą amžiams. Amžiams, nematoma šventykla. Ne visiems suprantama, psichai nervuojasi. Sako, palauk, taigi čia dabar Izraelį ten stato, jau gyvulius paruošė. Jau trečią šventyklą stato, trečioji šventykla senai pastatyta, jinai yra nematoma tarp mūsų. Jėzus pats sakė, griaukit. Griaukit. Aš pastatysiu kitą per 3 dienas. Laikas išeiti iš psichuškės. Gerai, viskas jau turbūt padauginau, nesudėjau čia, bet galbūt teisinys tada Kaune, nenoriu permaitinti, nes tada nei gera. Dar kartą kartoju, kad ta informacija yra ne tam, kad mes būtume išdidus, pasipūtę ir turėtume daug žinių, kas labai gerai. Supraskime tai, kad Paulius sako, kad tikra išmintis ateina iš Dievo. Ir ta išmintis nėra iš pasaulio. Tu gali šiandien pritaikyti iš dabartinės radikalios religinės bažnyčios. Čia tokia išmintis, apie tokią išmintį kalba. Ne apie kažkokį ten išsilavinimą ir panašiai. Jis kalba apie ten, kad ten yra, Dievas vadina tai kvailystė.
Kai čia ateina tas išminčius ir dėsto tą visą senovę, tą visą naftaliną, tai yra kvailystė. Kai tau kabina makaronus metų metais apie kažkokią atėjimą, dar apie kažkokį ten pasaulio pabaigą, apie visus tos planetų sudegimą, tu turi išreikšti užuojautą tam žmogui. Tai neturi reikšmės, tai uždaryta, Dievas pakenčiamus ir sako, kada jūs stovėsite vietoj, kiek jūs stovėsite vietoj, ar jūs norite pajudėti kartu su manim ir eiti į tai, ką aš jums parodysiu, kas jums paruošta. Ir tapti pneumatikais. Amen. Na kaip jums šitą pamoką? Visai nieko, ne? Visai nieko. Ir dėkite šlovintojai, dar kai pradės skambinti, tai turbūt tęsinys bus pamokos. Aš jaučiu, kaip Dievas sako, kad jisai džiaugiasi, matydamas mūsų meilę. Aš kalbu dabar globaliai. Jo tauta, Dievo tauta, myli Dievą. Mes mylime visi, kurie gimėme iš jo. Mes mylime mūsų tėvą. Dievas mūsų nebara, kai mes esame maži vaikai. Kai mums reikia aptarnauti. Mes negalim prisimti atsakomybių. Gal ir nelabai suprantame tėvo. Jis mūsų nebara, jis myli mus. Jam labai patinka, kad mes priėmėme žodį, mes patikėjome ir mes supratome, ką reiškia Jėzaus auka. Ką reiškia auka, ką reiškia nuodėmė ir dvasinė mirtis ir ką reiškia teisumas ir dvasinis gyvenimas. Mes tai supratome. Šiandien mes branginame Dievo žodį, Dievo valią, mes norime joje gyventi ir mes branginame mūsų viešpaties žygdarbį, kuris padarė dėl mūsų visų. Tai, kas šiandien skelbiu, tai, kas yra paslėpta, tai, kas yra kūrėjo Dievo numatyta savo tautai, į tai galime ateiti tik tai per vartus, tik tai per Jėzaus auką. Niekaip negali ateiti kitaip. Dar kartą priminsiu, ateina žmonės ir sako, aš ieškau Dievo. Man dabar kila klausimas, ar tikro Dievo, ar tavo susimanyto, susikurto. Ačiū Dievui, kad drįčiau sakyti milijardai žmonių išgirdo Dievo kvietimą ir atsakė ir pasakė taip. Kiek jie supranta, čia kitas dalykas, kiek jie juda, kiek jie pralaimi, kiek jie laimi, kiek jie prašviesėja, kiek jie pašventinti, kiek jie švarus. Čia kitas dalykas, bet ačiū Dievui, kad jie yra. Ačiū Dievui, kad mes esame. Ačiū Dievui už žalumą, už maldos prasiveržimą. Matau brolį, kuris apie maldos aktualumą kalba. Super, sutinku su tuo. Daug kas ateina į mūsų gyvenimą, kai mes parengėme savo širdį, norime suprasti. Tu negali taip suprasti kažkur lakstydamas savo rūpesčiuose, tuštybėse. O, aš noriu Dievą pažinti. Sudėtinga.
Vis pirma, reikia eiti į mokyklą, išmoktum terminus, čia vienas dalykas. Bet čia nėra apreiškimas, čia loginės išvados. Ką aš kalbėjau, čia nėra apreiškimas, čia loginės išvados. Tu padarai, kad tai įvyko, tas įvyko, tu sudėlioji logiškai. Nes tu žinai, ką tai reiškia ta frazė. Apreiškimas dar giliau, jis pradeda tau rodyti po to neapsakomus dalykus. Ir tam, kad mes tai suprastume, aišku, reikia artėti prie Dievo. Aišku, artėti, teikti tą galimybę Dievui prapilti mūsų gyvenimus. O vienas iš tų dalykų pasilikti maldoj, kai tu meldiesi, o kai mes turime dovaną kalbėti kalbomis, ką aš be galo skatinu tai daryti. Tiesiog nusigręžk nuo tų mokytojų, kurie sako, nereikia kalbėti kalbomis. Nusigręžk nuo jų. Jis nori tave apvogti, nežinodamas to. Tai yra didelė Dievo dovana kalbėti kalbomis. Kai tu kalbi kalbomis, aš kai kalbu kalbomis, didžiausią dalį savo apreiškimo aš pradedu matyti. Iš ryto aš ruošiuosi pamokslą, aš kalbu kalbomis ir pračkai galiu rašyti. Mano dvasia pagauna dvasinį pasaulį, pagauna mintį šiai dienai. Tu negali visko sužinoti per kartą, sprogtum turbūt nuo Dievo energijos. Bet jis tau duoda mintį šiai dienai. Šiai dienai, tau apmastyti. Tu gali visą dieną apmastyti vieną mintį, paimti vieną terminą ir apmastyti. Ir pamatyti, kaip gražiai viskas dėliojasi. Sakyti, wow, šita knyga man atidengta, aš ją dabar suprantu. Man atidengtos paslaptis. O, Dievas man prabyla. Dar kartą, Dievas myli visą savo kūną, myli savo tautą labai. Myli labai. Ir aš pavadindamas tokiais terminas, aš pats save statau į tą tokį stagnatorius poziciją. Tada mano pavadinimas buvo, kai aš buvau psichas, kai aš buvau toks. Aš nenoriu pasilikti tokiu, aš noriu eiti ir būti pneumatiku. Susilieti su Dievo planais. Bespiriojimusi, pasiduoti, susilieti su jo gerais planais. Dievo valia gera mums. Dievo valia amžinas gyvenimas. Dievo valia amžinas polisis, apie tai dar visą pamoką galiu kalbėti. Amžinas sabatas, Dievo valia. Soproma rigandinė. Kągi, užtraukime giesmę ir apmastykime. Tie, kurie stebina internetu, dar šitą pamoką bus pabaigta, būtent šlovinime. Ar kalnai juda su manim tu? Žemėje drebės, siela įsikibs tavo meilės. Kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės per jo žodį. Kai į kryžių žvelgiu, nesėkmes pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo, pelenų te neliks. Siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Kai pasaulis grius, tavo pažadais aš tikėsiu. Kai drąsos neliks, tavo artume atrasiu. Kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės per jo žodį. Kai į kryžių žvelgiu, nesėkmes pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo, pelenų te neliks. Siela
Siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo, pelenų ten neliks. Siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Aplanko Viešpaties paguoda visą jo tautą, Viešpaties paguoda ir padrąsinimas. Kalnai gali griūti ir kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs nepasitrauks. Ir mano ramybės sandora tavęs nepaliks. Niekada, niekada. Neapsigauk, vaikė, niekada. Jo sumanimai kartu kartoms. Jo širdies sumanimai kartu kartoms. Kaip gera būti Dievo vaiku, kaip gera gyventi jo valėje, kaip gera gyventi, tikrai gyventi iš didžiosios raidės, kaip gera ragauti šventąją dvasią, jo džiaugsmą šventosios dvasios, kaip gera ragauti meilę šventosios dvasios, užtikrintumą, kaip gera valgyti nuo gyvenimo medžio. Nuo gyvenimo medžio. Jau nestovi kerubas ir nesaugo gyvenimo medžio. Kiekvienas prieiname ir valgome, ir valgome, ir valgome. Ir mūsų gyvenimas kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, kada mes skubėkime gyventi Dievo planuose. Savo širdimi mylėkime jį, mylėkime mūsų Dievą, nematomą mūsų Dievą, kurie mylėkime mūsų Viešpatį Jėzų, mylėkime šventąją dvasią, kur yra su mumis per visas dienas ir jokio pasaulio pabaigos. O Ramama Riganti, Gamama Siboda, Ramama Rigantia, Ramama Sikanda, Ramama Rigando, Rimama Sigondo, Rimama Sikantia, Ramama Sigondo. O Ramama Riganta Masija, tiems, kurie patikėjote, tie, kurie priėmėte Jėzų ir jūs dar nesat panardinti šventąją dvasią ir nekalbate kitomis kalbomis, kaip dvasia duoda prabilti. Dabar metas atsiverk, nebūk užsispyręs, atsiverk. Dievas tave pripildo savo šventąją dvasią, pripildo tave, panardina tave į šventąją dvasią, paskandina tave šventoje dvasioje, gyvenimo dvasioje, dangaus dvasioje, gyvenimo dvasioje, jis tave paskandina. O ir jeigu tu kyla tavo viduje kalbos ar garsai, paleisk tai tesiveržia iš tavo vidaus, kaip gyvojo vandens srovės, kaip ir Jėzus pranašavo, kai šventoji dvasia, gyvenimo srovė. O Ramamas kamama digando, kila mama siborobo dinikama, o Ramamas sakarobo dinikara, Ramama digantu vosidi gampaia, Romamos clamama digandi mamas campaia, o Ramamas clivobo singanama sipro, Yes, Ramama diganda. O Ramama si cantaia, drąsiai gali kalbėti, tūkstančiai prisipildo Dievo dvasios, tūkstančiai Lietuvoje prisipildo Dievo dvasios, tūkstančiai Lietuvoje pasineria į maldą ir užtarimą, tūkstančiai Lietuvoje maldauja ir meldžia kloprom parigantaną, užtaria Ramama diganta. O tūkstančiai Lietuvoj pajunta Dievo pašaukimą užtarti ir melsti ir pramelsti šviesą, pramelsti džiaugsmą, pramelsti laisvę, pramesti meilę,
pramelsti, globosa gamta, aprūpinimas aplamari gamta, sopromari gamti, mamas klamamari gamta, o ramamas klamamari gamto. Siglamamari gamta. Snaudulio dvasia pasitraukia, snaudulio dvasia išeina lauk iš bažnyčios, snaudulio dvasia lauk, prabudimo dvasia, prabusk, sako viešpats, prabusk naujai realybei, prabusk naujai realybei, prabusk, pažvelk. Ar nematai, štai padariau viską naują, jau pasirodo. Salama diganta mosidija, ramama diganta. Tie, kuriems reikia pagalbos, šiandien skelbiu Dievo verdiktą. Dievo verdiktas toks: išgydymas ir sveikata. Išgydymas ir sveikata. Sveikata, Jėzaus vardu sveikata, priimk sveikatą, priimk išgydymą. Jėzus yra stipresnis už bet kokią lygą. Lyga negali išstovėti, dabar priimk ir paimk savo paveldą, paimk Dievo dovaną, paimk jo stiprybę, paimk jo jaunystę. Dabar į tavo kūną pareina jo jėga, jos robės, tu gali tai jausti. Sakai, kas čia eina per mane? Tai viešpats prisilietė. Dievas visagalis. Jėzus, jisai įveda savo tvarką. Jo tvarkoj yra sveikata. Lyga nėra jo tvarka. Sveikata. Mes meldžiame. Kągi ir štai vietoj, po viso šito turiningo susitikimo, noriu padėti tašką ir atsisveikinti su jumis, padėkodamas jums, kad jūs prisijungėte, kad jūs sekate, klausote ir drįstate tikėti, atsiverti Dievo planams. Ir padedate mums judėti drauge, aukojimais, aukomis ir maldomis ir tikrai palaikymo žinutėmis, kas be galo svarbu. Atsisveikiname su jumis ir sakome paties geriausio sudie.